Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, Kristau, tu įkūrei bažnyčią, žmogaus ją saugo nuo žmogaus savivalės. Laimink bažnyčios ganytojus, kad visuomet siektų to pasaulio. Kad jie mums visuomet visiems nuoširdžiai priimti tavo žodį ir gyvenimo duoną. Atlygink amžinomis gyvybėmis visiems mūsų geradariams. Mūsų mirusiam kur amžinai atilsį. Dieve, stiprink mūsų jėgas, kad žemėje ieškodami laimės nepamirštume tavęs ir visada vykdytume tavo valią. Prašome per Kristų. Oi, žirga, žirga, žirgelį mano, ar nešia žymonį jauną per pusantro. Taigi, moteris į priekį, vyrai į užpakalį. Visos trys, žinau, šitas Baranauskaitis, visas, ir dar čia šitas ponas. Kuris ant vokiečių pažįstas. Visus aš jūs pažįstu, tą gydytoją pažįstu, kur yra Kaune, kurios čia Kaune. Mes turėjome laimę sutikti Albiną ir Napolį, būti šalia jų, mokytis iš jų. Dabar, kas galite, kartu sugiedokime Viešpaties angelo giesmę, maldą už mirusius Albiną ir Napolį. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. O dabar daug kas, aišku, ir daug ko pasigendam, nes kadangi išvažiuoja ir dingsta kažkur tyruose. Nu, bet irgi daug kas turi tokį nusistatymą, kad mes užsidirbsim, sugrįšim, gal čia įsikursim, tai daug dėlė, aišku, kad visi grįžtų į bet seneliai, matyti, močiutė ypač, daugiau vadovavo tam reikalui, aišku. Močiutė Teofilė, kiek aš supratau, buvo tokia vedančioji. Ir jinai turėjo viziją. Turėjo tą viziją, kad ji čia susikurs gražų gyvenimą, nusipirks gražius namus ir aišku, gyvens, čia augins vaikus. Nu taip ir buvo, aišku, jie išvažiavo, ten užsidirbo tų pinigėlių, sugrįžo atgal ir kaip tik tai va šitos namus jie ir pasistatė ir ta prasme, čia yra įdėtas jų triūsas, jų, nu, viso gyvenimas, kad tik triūsas ir svajonė. Ir močiutės ta svajonė buvo įgyvendinta ir jin labai to džiaugiasi, nes iš Amerikos jinai parsivežė ne tik tai gal tų pinigėlių tos namus, parsivežė ir taip visko ko gero, ir gražius indus, ir pasidarė gražius baldus, ir tikrai buvo gražus namai. Tik tai aišku, gyvenimas pasisuko kitaip. Ir labai gaila, kad močiutė labai buvo, aišku, jai labai paveikė šitas netektis to viso, kad buvo
nebuvo aišku į Sibirą išvežta, čia jau bus kita kalba, išbuožinta, kaip sako, bet vis tiek buvo viskas, daug kas atimta, daug kas išdarkyta, daug kas kitaip, todėl gal visą gyvenimą jie ir vaidenosi, kad tokia istorija, kadangi jaunimas, kuris dabar va čia sėdi, turbūt ir nežino daug ko. Aišku, iš kur atsirado šitie namai. Jie buvo tokie pat gražus kaip ir dabar, bet remontuoti, buvo truputį kitokie, bet aišku buvo gražiausi, gal tada galėjai, aš skaityčiau. Ir tokie turtingi, ir visat klebonas čia pietaudavo, kiek žinau, sustodavo per kalendavojimus. Buvo savas tradicijos. Gana gražios. Tai todėl aš ir už tą atminimą norėčiau paminėti tą atminimą, kad už tos senelius, už tą jų didelį rūpestį, už tą jų indėlį, už tuos grinai pamatus šitų namų, kad jie tikrai įdėjo didelį indėlį ir kad jų gal svajonėm iki pat galo nebuvo lemta išsipildyti, bet aišku, ne nuo jų priklauso. Ir pagerbkime jo atminimą ir pakelkime, kas kartu. Skaityk paskui tekstą. Kiekvienas kas. Mūsų dvasios gyvens inkilu, giedrą rytą į kiemą išeis, kito šilminčio liūdnas žmogus ir jo sielos sparnai išsiskleis, kai gėdos pilnas paukščių dangus. Jonas Perkūnas, senelių Teofilijos ir Vlado Strolių, Penalio kaimo sodybos statytojų atminimą. Turim būti dėkingi už šitos namus, tai yra, kaip Anykštui rašė, tas artimas giminaitis. Artimas giminaitis tai buvo mano tėvas. Jis išgelbėjo, skaitykim, visą šeimą nuo Sibiro. O kas pabuvojo Sibire, tai labai sunkiai atrasdavo tuos savus namus, aišku, grįžę. Arba jie būdavo išdraskyti. Prisiminkim Pozniako sodybą, tokia labai gražią. Nieko nebeliko, tuščias laukas, rūmai tik tai. Tai taip, kad mano tėvas tarnavo armijoje, paskutinę karo dieną buvo išvežtas į frontą. Tai ačiū Dievui, kad paskutinę karo dieną ir galbūt ir negrįžęs, aišku. Bet kai baigėsi karas, taip laimingai jam baigėsi, sugrįžo į namus ir apsivedęs neturėjo teisės net kurti savo gyvenimo, savo šeimos, išeiti į savarankišką gyvenimą. Turėjo gyventi bendroje šeimoje su seneliais ir tuo gelbėti nuo išvežimo, nes
Tik tai 53 metais praėjo ta grėsmė. Ir tada jie atsiskyrė. Atsiskyrė kaip dvi šeimos, nes seneliai reiškia liko savo ir dėdė Jonas, o mano tėvai atsiskyrė savo šeimą. Taip visą laiką turėjo vesti bendrą ūkį, bendrą sklypą, bendrą vieną karvę, kaip sakydavo, stiliau, ūkinę. Ir Vanda pažiūrėjo į tvarto pusę, ne? Ką? Į tvarto pusę. Taip, kad tada jau... Tai žodžiu, aš va tiek ir norėjau pasakyti, kad antras buvo, kuriem dėkingi už tuos namus, tai yra mano tėvas ir norėčiau, kad jo atminimą pagerbtumėm. Užtvirtintumėm, kaip Albertas sakė. Taip, užtvirtintumėm. Bet iki dugno. Kiek jau metų kaip tėvelio nebeturi? 20. 20 metų, o kaip mamytės? 21. 21. Tai va, kaip mirė mamytė, tai tėvelis labai pergyveno. Ir kai būdavo atvažiuoja į Andrioniškę ant kapų, visada užeina pas mus ir mes visada pasikalbame. Visada pasikalbame, pasiguodžiame, nueiname ant kapų ir žvakutes uždegėm. Jam buvo labai liūdna, tikrai labai liūdna buvo. Ir jis vis sakydavo, kodėl gyvenimas taip sutvarkytas, kad žmogus negali pagyventi tiek, kiek norėtum. O kiek skirta ir viskas. Ir tu nieko nebeprieštarausi. Ir labai, bet tas mūsų susitikimai buvo labai trumpi ir ne keli metai tik tai. Ir paskui viskas. Anykščiuos, kai gyveno, tai buvo dar patogu jam į Andrioniškę atvažiuoti. Ir ant kapų. Ir jis visada minėdavo savo vaikus gerai žodžiais, kad kapą mamytės neužmiršta. Ir pats, taigi jau kiek ten tėvelio ant kapų, visokių šitų padaryta gražių daiktų. Labai. Ir dabar aš kai žiūriu, šiandien kai žiūrėjau, galvoju, kokie laimingi šitie visi žmonės, kurie miega šituose kapuose. Ir kapai gražiai padaryti, ir neapleisti, ir vaikai atvažiuoja, ir pažiūri, ir žodžiu, neužmiršta tėvų, tikrai neužmiršta. Labai. Mes irgi, kai nuvedam ant savo kapų, aplankam šitos kapus. Ir ką galim, aš kai turėjau sveikatos, tai ir patvarkydavau, dabar jau man pasilanksyt nebegalima, kadangi abudu klubai išoperuoti. Tai man jau prisakė, jeigu lankstysis, tai nieko nebus iš to operacijų. Tai aš jau nesilankstau taip jau taikė. Tai va, tėvelis labai gailėjo mamos, labai pergyveno ir paskui labai gerai atsiliepdavo apie savo vaikus. Ir pagaliau išgirdom, kad nebėra viskas, nebėra tėvelio. Čia niekai nepasipriešinsi, visiškai nepasipriešinsi. Tie, kam yra skirta, kur užbrėžtas, kaip sako, tas brūkšnys ir per jį neperkopsi. Mirtis yra tokia, toks žodis, kurio nugalėti niekas negali. Niekas negali. Atleiskit, kad labai mažai, bet... Taip jau suglebo ir aš važiavau iš Kijevo ir nuvežiau mamą į Birštoną mėnesį ir pats pasilikau iš to sodybą. Paprašiau tikrai mūsų kaimynės Budrevičienės, kitų, reiškia, prižiūrėjau karves, mėnesį prižiūrėjau kiaulės, bandydamas atsikratyti ir mėnesį kažkaip gyvenau, galvoju, kaip pradėjau priprasti to ir pradėjau suvokti. Kadangi ankstesniais laikais, atsimenu, ir
tėvukai ir kaimynai pasakodavo, kad Pinagaliuose čia buvusios kapinės. Ir su savo tokiu prietėliu, daug kas žino, Raimondu Godžiu, šnektelėjom. Jis sako, aš turiu prieimą prie bažnytinių knygų. Prie seno laiko bažnytinių knygų. Ir gal per savaitės pasiėmęs iš klebono bažnytinės knygos, rado Pienagalių kaimo mirusius konkrečią datą, gimimo datą, mes paėsim pasižiūrėti. Tikslinė vieta ir tikslinė mirimo data. Ir kažkaip pas mane įvyko lūžis. Aš suvokiau labai keistą, vos nes stalkerišką situaciją, kad mes žmonės turim savybę, reiškia, Dievo užmirštus žmonės atgaminti, jų datas, jų tą verbalinę, kai tu skaitai pavardę, vardą ir dar kažką, reiškia, savotiškai, lyg taip bandydamas prikelti juos iš užmaršties. Ir supratau, kad kažkoks stebuklas yra. Ir kodėl nepabandyti. Ir nuo tada, po metų metinių, reiškia, supratau, kai kalniukas atgyjo, kai mes sutvarkėm jį, kai paminklas buvo pastatytas, kad tai yra kažkokia tai pradžia. Ir šalimai žinau, kad buvo Kesas šnekėdavo, Kiaušagalių kapinės. Ir paskui toliau. Ir atsirado toksai projektas. Dabar daug kas iš aplinkinių galvoja, kad tai yra super didelis tūkstantinės investicijos. Drįstu paneigti. Labai paprasta. Kai tvarkydavom tos kalniukus, žmonės dirbdavo savo darbą. Tiesiog dirbdavo, pjaudavo, darydavo, dar kažką. O tas toksai pasisėdėjimas arba pavalgymas tikrai net kainuoja daug pinigų. Amžinatilsį tikrai mano labai gerbiamas, Anykštėnai tai žino, toksai Jonas Tvardauskas, tai tautodailininkas. Jis už simbolinę sumą darydavo tos paminklus, o anykščių gyrininkai, ne anykščio Troškūnų gyrininkai, įskaitant ir dabartinį, parduodavo tos ąžuolus už malkinę vertę, suprasdami, kokia yra prasmė, kad daromas yra, kadangi jiems reikėdavo tą medžiagą nuršyti, jie parduodavo už malkinę vertę. Daleiskim taip, už 600, šitas ąžuolas Pinagalių kainavo 500 litų. Tai yra, tikrai yra nedidelį pinigai. Taip va, tokia organizaciniu būdu, bet pats turėjau labai daug dirbti, šnekėti, su jais važiuoti, dar kažką daryti, žmonės užvesti, iniciatyvą. Va čia, didžiausias yra indėlis, tai yra darbas. Tiesiog, kad tikėtų žmonės. Aš pamenu, kai Kiaušagalio darėm kapinaitės. Mes pradėjom galbūt nuo 9 ryto nugriebti visą kalną, išpjauti. Ir aš pamačiau, kad žmonės dirbo, kai sako, taip ilgais, kaip išprotėję. Nepatikėsi, tiesiog negalėdami savęs traukia, neša, vaikai tempia, visą šitą, kad tik tai padaryti šitą darbą. Reiškia, žmonėms šito reikia. Ir tokiu būdu atsirado ta prikelimo mūsų giminių trasa ir giminių aplink gyvenimą. Nes dabar šita koplytstulpių trasa, aš manyčiau, patvirtina, kad nebeprasmiškas gyvenimas. Jis ir po 100 metų ir daugiau, kurie pirmi pavardės rašyti Pinagalių laisvę, įrodo, kad kažkas grįžta. Kitos kartos tuos darbus primena ir tęsia. Tai va esmė tokia yra. Aš manyčiau, mūsų seneliai ir dėdė Napalys ir visi kiti suprato šitą. Su laiku suprato, jie šitą žinojo. Tai galbūt laikai, dar kažkas negali šitą padaryti. Tai mums šansas, atsirado šansas padaryti. Išnaudoju šansą, labai paprasta. Tai dėkui už tą. Į Troškūnų bažnyčią. Ir sakydavo, mano ten tas mirė tada, trečiadienį kažkaip kunigas rašo. Pavardę, kada mirė. Kunigai nevažinėdavo į laidojimus. Važinėdavo tik tai pas turtingus žmonės. Pavyzdžiui, iš tų mūsų tirtos medžiagos Karčių sodyboje
Vilkačių kapinėse kažkas. Vieną kartą buvo tik tai kunigas. Vieną kartą. Visi kiti laidojami patys žmonių. Rašo, reiškia, pavardė, vardas, gimimo metai rašomi, reiškia. Ir yra tokia grafa liga. Reiškia, rašo. Labai paprastai ir primityviai. Skaudėjo pilvą. Arba kažkaip dėmė. Nieko nemaikit, tiesiog Daugiau jokių komentarų. Taip, kad tas gyvenimas buvo supaprastintas labai. Ir dabar mes esam taip jau civilizuoti, aktyvuoti, o tų laikų žmonės, kurie, pavyzdžiui, guli pinagaliuose, aš be visi įstikinęs, nes ten yra prierašas. Jeigu kunigas buvo, jis pats įrašydavo. Iš pavardžių, man tai Klaudijos pastebėjo, kad yra pavyzdžiui, yra pirmųjų pavardžių, 1809 metų, reiškia, Ieva Strolytė. Irgi kaip šnekate, ten Jonas Trolė, reiškia kažkokia tai, taip ne kartu matėte perėdimas. Tai reiškia, buvo primityvus toksai elementarus suvokimas. Ir ta visa kultūra sklydo maždaug kokių 5-6 kilometrų lygyje. Nes neišvažiuodavo iš čia, nesimokydavo kažkur tai. Toksai uždaras ratas. Rabonis paukštis vanagas. Pas mus tai vanagas aplinkos apsaugos inspektorius. Vanagas. Bet tarp kitko, ką aš galiu pasakyti, dar pridėti. Mes buvom Dresdene ir vienas kunigaištis yra užrašytas ant sienos. Albert Strolz. Ne, bet susirašė. Užrašyta Albert Strolz. Bet, žodžiu, esu nusifotkinęs, bet, žodžiu, va čia tą užrašą galėsiu parodyti. Dresdene mokytis. Tai dabar tu Strolcas būsi, nebe Strolė. Įdomyti čia. Perverti, ne? Ne, čia kitko. Strolcas. C ar su O tai jūs čia per pievą nesireisit. Tai hakeris. Sunku, žinok. Ką padarysim, mes palengva, mes pirmai. Ne, nu reikia eiti aplinkui, Virginijau, tu ne. Pastatyk wiedrarus, paguldyk naštarus, eikš padėkise sužėlę žirgelius girdyti, eikš padėkise sužėlę žirgelius girdyti. Gal ilgai stovėjau, daug aš tam kalbėjau ir pražydo vainikį. Taip sakant, kaimo teritorija. Jinai ėjo per šitą kapinėlį ir jinai faktiškai šitas Vilniukas tai faktiškai turėtų priklausyti Kiaušagalio kaimui. Nu, Richardai, sveiks. Nu. Jeigu tiesiai linija Dar nubrėžta. neatsimeni, kurioj pusėje vėla buvo. Spygliuota viena ar nespygliuota? Spygliuota viena, bet nebent pasisukti. Tada aš Čia nežinau. vėla buvo tempiama gyvuliam ganyti, tai čia kitų tikslų nerimai. A, dabar kaimo teritorija. Vanda, nepamenat, buvo kapeliai čia. Dar buvo tokių antkapiai buvo padaryti iš medžio. Su kankos lenktų, kaip ir mes dabar antkapiai. Taip, jie stovėjo dar mediniai, tokie riebeliai. Aš prisimenu tik tai kryžinį. Pastatyk wiedrarus, paguldyk naštarus, eikš padėkise sužėlę žirgelius girdyti, eikš padėkise sužėlę žirgelius. Ir jie gavo daugiau žemės, vietoj kažkiek tai rėžių kaime, jie gavo daugiau čia visą laiką gyventi. Dabar pažiūrėkit, matote tą sodybą, kur yra, taip, pirma sodyba. Reiškia, tai yra gatvinis kaimas, pirmas namas gatvinio kaimo. Ir toliau, jeigu žiūrim į kelią, kur eina, keliukas liktai eitų, kur elektros linija, reiškia, tai yra rėžis, reiškia, rėžinis kaimas.
Anksčiau prie caro laikų, reiškia, buvo žemės reforma ta rėžinė. Namas. Tam stovėjo darbužėlė, pati savo viena. Tam stovėjo darbužėlė, pati savo viena. Džiaujo bernelis, žirgo girdyti, sustakalo darbužėlę, duok žirgui vandens. Sustakalo darbužėlę, duok žirgui vandens. Negaliu stovėt, su tavim kalbėt, šaltas savo aš ant dušos kojelės, šaltas savo aš ant dušos kojelės. Išėjo stastelė ant vargo dvarelių. Pasiėmėm seseris mūsų, mamos ir mamytės, su Albertu Ričardu yra seserį. Tai kažkaip tai dar dvigubai čia jau artimi Penagalyje buvom. Labai malonu, kad Virginijus yra toks iniciatyvus ir čia ne tik kad sodybą tvarko, bet ir visą mūsų kraštą Penagalį garsina savo koplytstulpės ir bendru tokiu, kaip sakyti, istorinių priminimų visiems ir jaunimui ir pagaliau ir mums pagyvenusiems jau. Nes jeigu ne jis, tai kaip čia, pamirštam, kur čia tie kapeliai, kad buvo, nebuvo, jau jaunimas abejoja, ar iš vis čia kažkas buvo. Sakau, kasgi čia tą kryžių prisimena, tai dar prisimena. Linkiu visiems geros sveikatos pirmiausia, jaunimui gražiai augti, kur labai tobuli ir gražus anūkai čia, ar pronukiai, propronukiai. Vis tiek turi tokios troliško geno, nes ir nosytės tokios visų kažko panašios. Graži giminė. Sėkmės visiems ir ačiū per viską. Albertas. Einam mes visi ir pasižiūrėti laukų. Laukų, Penagalio laukų. Tokia knyga subsidijuojama yra, ne? Kino. Kam dopingo? Atitinkamai srūsė. Eina visi pasivaikščioti po laukus. Leputė žiūri į kadrą. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį.
Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Lietuvį, ar tau negaila lietuviškų dainų? Lietuvį, ar tau negaila lietuviškų dainų? Kur bėga šešupė, kur nemunas teka, ten mūsų